Visiškai spontaniški klausimai, antra dalis. Kokio jausmo tu nepastebi, kol jisai tampa per stiprus? Tai aš tikriausiai vienintelio jausmo nepastebiu, kuris man tampa pamažu per stiprus. Tai yra puikybė arba išdidumas. Tai yra labai akla emocija, į kurią kiekvienas žmogus, įskaitant mane, visada įeina. Ir tiesiog, kai tenai įeini, pradedi galvoti, kad tu esi kažkas tai. Ir tuo metu tarytum taip nusisuki nuo savęs. Aš atsimenu labai senai, 25 metų buvau, tai dabar prieš 17 metų. Įėjau jausmą, kad aš esu turtingas ir tuo pradėjau didžiuotis ir tada kažkaip viskas aplinkui gyvenime pradėjo griūti. Ir tikrai nėra sunku į kažkokį kitą dalyką pasinerti. Pavyzdžiui, kad esi žinovas, kad esi mokytojas, mano atveju. Iš tikrųjų labai baisi hipnozė, nes kai tampi tokiu kažkokiu tai žinovu, tai tada save taip matai, kiti taip tave mato ir tai labai hipnotizuoja, nes tave tarytum taip įtikina iš šalies kiti žmonės aplinkui. Čia turbūt vienas didžiausių iššūkių, kokiu aš esu matęs pas save ir pas kitus žmonės, kurie padeda kitiem, nes juos tai užhipnotizuoja. Ir šitas dalykas yra tikrai labai stiprus ir aš tikiu, kad kiekvienas žmogus turi savo tokį, sakykime, pasididžiavimo ciklą, per kurį eina ir per kurį labai nukenčia. Tai, kaip pavyzdys dabar kyla man, pavyzdžiui, galbūt rusų tauta didžiuojasi imperializmu ir nemato, kaip juos tai ėda iš vidaus, ne? Arba kokie nors žmonės, kurie ten labai turtingi didžiuojasi turtais ir nemato, kaip kažkokiose kitose pusėse juos tai griauna. Tokie dalykai.